Labą dieną, esu Miglė Plukienė, gėlių ir namų dovanų Plukė įkūrėjai. O kaip aš atėjau iki floristikos, tai pratau, kad aš net vardė ir pavardė užkoduota yra tai, kad reikia man dirbti su gėlėm. Tai tada ir įvyko tie tokie didžiausi mano posūkiai gyvenime, kad aš radau tą Šiaulių profesinį rengimo centrą ir išsiaiškinau, kad ten priima. Išmokau technikas visas, sužinojau, kas tai yra. Aišku, juokas ima dabar iš tų savo darytų puokščių. Po to, kai pabaigiau, buvo tas etapas, kad žinojau, kad aš net mačiau, kaip turėtų atrodyti vitrina mano, tarsi net tokie jau vizualizuoti dalykai. Ir tą parduotuvę visada aš, kaip sakau, į floristiką žiūrėjau iš tos gamtinės pusės labai. Nes tikrai, jeigu žiūrėsim ten plastiko gėlės, visokias oazės, kurios tikrai teršia gamtą, aš manau, kad tai yra blogis iš tikrųjų. Sezono metu aš stengiausi, kad tai būtų lietuviškos gėlės, kuo daugiau jų. Aišku, būna, nesakau, ir iš Olandijos atsivežu, ne sezono metu, kada jau pas mus gėlės neauga, tai tikrai viskas atvažiuoja iš Olandijos. Savo klientams iš tikrųjų siūlau ne tik gėlę kaip po gėlę, bet aš kažkokią gal mini tokią edukaciją, kad, pavyzdžiui, daug kas nustemba, kad puokštės negali merkti, ne tai, kad negalim, bet merkiama ne suvyniotų popierių, kad puokštę reikia išpakuoti, kad tas popierius yra tik tam, kad transportavimui. Kadangi tai yra gėlių ir dovanų namai, tai jie gali nusipirkti čia ne tik gėlę, bet ir dovaną. Būna, kad reikia padaryti labai greitai puokštę arba kompoziciją, tai man tas labai patinka. Iš tikrųjų, tas iššūkis toksai, nes aš net nemėgstu, jeigu yra labai daug laiko planavimui kažkokiam, ten galvoji, kartais naktį nemiegi, ar taip, ten kažkokį sprendimą, ar taip, ar ten kažką kaip pasiūlyti, o kai yra čia ir dabar, ir kartais būna vos negeriausias sprendimas, kai čia ir dabar, ta prasme, toks ekspromtu. Kiekviena puokštė pas mane yra skirtinga, aš neturiu kažkokių šablonų. Šiaip mėgstu išklausti žmogaus atėjęs, kuris užsako gėlių puokštę. Gal tas žmogus, kuriam dovanoja, turi mylimas spalvas, gal mylimas gėlytės, gal kažkokia, ta prasme, nes tada, kai tu pataikai labiau, tam žmogui konkrečiai personalizuoji, tai tada tas rezultatas labai, labai smagus. Ką rekomenduotume žmonėms, kurie nori išmokti floristo meno? Su pirma, sakyti savo klausimą, ar tikrai tos gėlės yra jiems, ar jiem tai yra faina. Iš tikrųjų, verta būtų ateiti kažkur, pažiūrėti iš arčiau, susipažinti. Ačiū labai, kad jūs aplankėt virtualiai mano gėlių ir dovanų namus Plukė. Ir visada laukiu gyvų susitikimų.